Mato 26 skyrių. Šiandieną žadėjau, kad Tomui žadėjau, kad jam reikia klausyti pamokslą, nes apie jį pamokslausiu. Nes šią savaitę mes turėjome su Tomu tokį labai turtingą įvykį, turtingą apreiškimų, turtingą daug dalykų. Kas nežino, prieš porą savaičių jam pradėjo dantis skaudėti ir Olga nuvedė pas dantistę ir Tomas neišsižiojo. Jums yra tai buvę? Nėra? Jūs nesate paprasti žmonės, reiškia. Jeigu jūs nuėję pas dantistą, nebijot ant tiek, kad jūs įsižiojat, jūs esate stebuklingi. Tomas normalus žmogus, jisai neišsižioja, nes pamatė pas dantistą tokį smailų dalyką, kuris asocijuojasi su skausmu. Jisai neįsižioja ir tada, ką padarysi, ne? Mama galvoja, kad jinai turi per mažai valdžios jam įsakyti įsižioti. Nes dantistas yra gerai, ne? Žinai, sutvarko viską ir gali laimingai eiti namo. Paskui skaudėjo dar labiau už savaitės laiko. Ir tada mama vėl nuvedė. Ir kas nutiko? Neišsižiojo. Neišsižiojo. Tada o ta diena būna pastoji penktadienis. Tai reiškia, jeigu dabar neįsižiosi, 3 dienas dantistų nebus. Ir tada buvo penktadienis ir tas 3 dienas jam užpuliavo, jam veidas užtino, temperatūra kylo ir taip toliau panašiai. Ir Olga sako, tėtis turi daugiau valdžios. Žinai, tėti vesk, pasakyk, kad įsižiotų. Ir tėtis nuvedė ir spėkit ką, neišsižiojo. Užtinės, užpuliavęs, žinai, ir daktaras sako, įsižiok, turiu vidrudėlį, noriu pažiūrėti, įsižiojo, pasižiūrėjo. O dabar, viskas aišku, dabar įsižiok, pakeitė instrumentą ir užsirišo burną. Ir tada visokiais būdais, ir gydytoja, ta daktarė visokiais būdais, ir tėtis visokiais būdais. Daktarė jau pradėjo už mane kalbėti, sako, sakyk savo svajonę. Tomas sako, lėktuvą noriu su pultu. Čia sena svajonė, labai gera svajonė. Ir tėtis sako, daktarė, gerai, nupirk tėtis tą lėktuvą, tegu tik išsižioja, nenumiršta, žinai, nuo to danties. Ir spėkit ką, neišsižioja. Neišsižioja ir tėtis buvo supyks. Ką daryti? Numirsta, ne? Ką daryti? Ir sakau, gerai, ar taip mirsi? Jeigu dantų netvarkai, ar eisi namo, neisi, visien mirsi, palieku aš tave čia. Žinai, nes jau tikrai, ką su juo daryti? Vedi 3 kart pas dantistą ir tam dantistui jisai be eilės priima, jam irgi blogai. Ir ką, mes išėjom iš tenai. Aš kadangi irgi esu nestebuklingas žmogus, jisai nestebuklingas. Jis nestebuklingas, išsigando, neišsižioja, aš nestebuklingas, aš supykau. Ir aš ėjau namo, jisai iš paskos vilkosi, dėjau iki namų, galvoju, reikia eiti į vaikų ligoninę. Jau vaikų ligoninė, tas irgi, žinai, atėjo į vaikų ligoninę. Sakau, reikia, žinai, nes tenai vaikų ligoninė užmigdo. Ir sako, reikia į eilę stotis, mes užrašysim į eilę ir paskambinsim, kada ateit. Aš sakau, kada čia į eilę užrašot? Sako, sausio 10 dienai. Už 3 mėnesių. Aš sakau, bet čia reikės mirusį jau tvarkyti dantis, mirusiam žmogui, sakau, už 3 mėnesių. Ir tenai vienas sako, visien rašyk, žinai, o ta, kuri rašo, jinai varto, sako, bet čia yra tuščias langelis. Ten tas sako, rašyk, ten pagal eilę rašyk. Ten tas sako, bet yra tuščias langelis. Jo, rašyk. Ir tas sako, betgi tuščias langelis šiandieną, jis dabar yra. Žinokit, tai vadinasi stebuklas, ar ne? Kai tau reikia laukti 3 mėnesius ir Dievas užsispyrusiems, jūs būna, kad jūs užsispyrėt. Ir Dievas užsispyrusiam yra maloningas ir gailestingas. ir tas tuščias langelis buvo dabar. Ir iš karto vedėm, iš karto persirengė, iš karto atsigulė, iš karto užmigdė ir iš karto viską tvarkė. Ir už 2 valandų mes namuojam.
Viskas buvo labai greitai. Taigi, kodėl aš tai papasakoju? Todėl, kad mums tai yra labai asmeniška. Bijoti, užsispirti ir neišsižioti. Ar ne? Neišsižioti ta prasme visokiose srityse. Nebūtinai kalbėjimų, bet aš nedarysiu, neisiu, nenoriu, neaiškink, ne? Visokie tokie dalykai, mums tai yra įprasta. Ir Jėzus buvo lygiai tokiai pat situacijai. Ta prasme, dantų jam neremontavo, gerai, bet buvo situacija labai panaši. Mato 26 skyrius, ne? Taip. 36 eilutė. Tuomet Jėzus su jais atėjo į vietą vadinamą Getsemanę, su mokiniais savo. Ir tarė mokiniams, pasėdėkite čia, kol aš ten nuėjęs melsiuosi. Pasiėmęs Petrą ir abu Zebedėjaus sūnus, pradėjo liūdėti ir sielvartauti. Kas pradėjo liūdėti ir sielvartauti? Jėzus pradėjo liūdėti ir sielvartauti. Kaip čia dabar, ką tai reiškia? Tas, kuris žino, ką daro, kuris yra tobuliausias vadovas, kokį mes galime matyti, lyderis, mokinius mokina, visos, tūkstančiai žmonių jo klauso ir jisai liūdėti ir sielvartaut pradėjo. Dėl to, kad jisai buvo 100% Dievas, bet 100% ir žmogus. Ir jisai pradėjo liūdėti ir sielvartaut. Tada tarė jiems, mano siela mirtinai nuliūdusi. Likite čia ir budėkite su manimi. Paėjęs kiek toliau, Jėzus prapuolė veidu į žemę ir meldėsi. Mano tėve, jeigu įmanoma, te aplenkė mane ši taurė, tačiau ne kaip aš noriu, bet kaip tu. Dėl ko jisai meldėsi? Tai buvo paskutinės akimirkos, kada jisai laisvai vaikščiojo šioje žemėje. Paskui jisai buvo po tos maldos, jisai buvo suimtas, išduotas, Judas išdavė jį ir suimtas ir tenai pradėjo jį tyčiotis, kaltinti, plakti, kryžiuoti ir viskas vyko, visi tie dalykai vyko nuo tos maldos. Ir jisai, būdamas Dievas, jisai žinojo, kad ta akimirka yra va čia. Dabar nuo šios akimirkos to viskas prasidės. Ir jisai, būdamas 100% ir Dievas, ir žmogus, jisai kaip žmogus bijojo. Ir bijoti yra sveika. Ta prasme, žmogui yra įdėta baimės jausmas. Labai gerai, nes tada mes ant balkono krašto gudinių nežaisim, ar ne? Ar ant stogo. Mes žaisdom ant stogo, ant 12 aukšto stogo. Esu žaidė gudinį. Aš esu žaidęs gudinį. Nepatarčiau, bet ir tai buvę. Kai tam tikras yra amžius paauglystės, kada baimės jausmas kažkur dingsta. Bet ačiū Dievui, kad paskui grįžta. Taigi, Jėzus Kristus bijojo ir jisai žiūrėkit, ką jisai meldėsi. Mano tėve, jeigu įmanoma, te aplenkia mane ši taurė. Tomas pasakė, jeigu įmanoma dantų netaisyti, te aplenkia mane šis skausmas. Ir koks jam buvo atsakymas? Tomui buvo atsakymas, ateisim dar sykį, ne? Bet kai mes atėjom 3 kartus, atsakymas buvo, nu ir pasilik mirti, o nu ką aš galiu padaryti? Mes ateisim ir 10 kartą, tu vėl neįsižiuosi, ar ne? Bet Dievas yra maloningas ir gailestingas Tomui, nes yra kitas variantas, yra narkozė. Ir užmygdėm Tomą ir suremontavom dantis, kai jisai nieko nejuta. Bet Jėzui nebuvo kito varianto. Mano tėve, jeigu įmanoma, te aplenkia mane ši taurė. Tačiau ne kaip aš noriu, bet kaip tu nori. Jis sugrįžo pas mokinius ir radęs juos miegančius tarė Petrui, nepajėgėte nei 1 valandos pabudėti su manimi.
Budėkite ir melskitės, kad nepatektumėte į pagundimą. Dvasia ryžtinga, bet kūnas silpnas. Dvasia ryžtinga. Aš esu ryžtingas eiti pas dantistą, bet kai reikia įsižiūrėti, mano kūnas ir silpnas. Ten viskas ir, žinai, sukyla. Ir vėl nuėjęs antrą kartą meldėsi, mano tėve, jei ši taurė negali praeiti mano negerta, tebūnie tavo valia. Sugrįžęs vėl rado juos miegančius, nes jų akis buvo apsunkusios. Tada palikęs juos, vėl nuėjo ir trečią kartą meldėsi tais pačiais žodžiais. Jisai meldėsi 3 kartus tais pačiais žodžiais. Jisai prašė, tėve, jeigu tai įmanoma. Ir tėvas pasakė, neįmanoma. Žiūrėkite, kas toliau. 45 eilutė. Paskui grįžo pas mokinius ir tarė, jūs vis dar miegate ir ilsitės. Štai atėjo valanda ir žmogaus sūnus išduodamas į nusidėjėlių rankas. Kelkitės, eime. Štai mano išdavėjas čia pat. Jisai grįžo pas mokinius 3 kartą ir sako, tėvas neturi kito plano. Aš prašiau 3 kartus, tėvas neturi kito plano. Ir sako, kelkitės, eime. Eime tenai, kur Jėzus noras ar tėvo noras. Ir Jėzus Kristus yra mums mokytojas, jisai yra mums Dievas, jisai yra mums gelbėtojas, bet jisai mums ir pavyzdys, ar ne? Ir mes studijuodami, koks yra Jėzus Kristus, kokia jo širdis, mes pradedam pažinti, kokie mes esame ir ką mes esam sukurti. Atsiverskime Jono 6 skyrių. Tai 38 eilutė. Jėzus sako, nes aš nužengiau iš dangaus vykdyti ne savo valios, bet valios to, kuris mane siuntė. Jėzus sako, aš žinau, ko aš atėjau iš dangaus. Ir mano kūnas nori daug kitokių dalykų. Jisai nori neiti ant kryžiaus, jisai nori turėti ne tą taurę, kurią Dievas duoda, bet kitą taurę. Jono 6:38. Deividas ieško. Jis nori turėti, jisai yra ir žmogus, Jėzus ne tik Dievas ir žmogus. Ir mes esame taip pat ne tik Dievo vaikai ir šventosios dvasios saugykla, ne saugykla, o ta, kur šventoji dvasia gyvena mumise. Bet mes tuo pačiu esame ir žmonės ir mes taip pat turime daugybę pasiūlymų gerti kitokią taurę. Suprantat, kitokį gyvenimą gyventi. Ir kai mes susidurėm, kodėl aš šiandieną paminėjau, kad jeigu norite pažinti žmogų, ateikite per jo katastrofą, per jo sunkų laikotarpį. Nes tada jūs pamatysite, kaip jisai iš tikrųjų gyvena, koks jisai iš tikrųjų yra. Ir Jėzus sako, aš atėjau, aš nužengiau iš dangaus vykdyti ne savo valios. Ir jeigu jūs netikite, tuom aš jums įrodysiu. Ir jisai įrodė Getsemanės sode. Jisai pasakė, mano valia būtų neit ant kryžiaus. Bet aš žinau, dėl ko aš atėjau. Ir tėve, kokia yra tavo valia? Ir tėvas sako, ant kryžiaus. Ir Jėzus Kristus įrodė savo žodžius. Ir tai tas sodas ir ta malda tame sode buvo iš tikrųjų Jėzui Kristui buvo sunkiausias iš viso jo gyvenimo epizodas. Netgi ant kryžiaus numirti jam nebuvo taip sunku, kaip tenai melstis. Jeigu kūniškai kalbant. Mes galim girdėti kitose pamoksluose, kur sako, jam sunkiausia buvo, kai tėvas nuo jo nusisuko.
Taip, nes jisai, būdamas 100% Dievas, būdamas danguje visą amžinybę su Dievu, jis niekada neturėjo tokio epizodo, kad tėvas nuo jo nusisuktų. Ar ne? Taigi jam kaip Dievui, kaip Dievo sūnui buvo sunkiausia, kad tėvas nusisuko, bet kaip 100% žmogui, kuris buvo šiai žemėje, jam sudėtingiausia buvo Getsemanės sode, kuris turėjo įrodyti, kad aš atėjau vykdyti ne savo valios. Ir mes šioje žemėje būdami, ko mes šį čia esame? Kodėl mes šį čia esame? Dievas mūsų kūrė, kam jisai mūsų kūrė? Jisai atpirko mūsų nuodėmes, kam jisai jas atpirko? Mes gyvenam gyvenimą, kokį mes jį gyvenam? Ar mes gyvenam savo valią vykdyti, ar jo valią vykdyti? Ir mūsų atsakymai, jo, Dievas pirmoji vietoj, jo valią vykdyti. Per katastrofas mes įrodysim, ar mes jo valią vykdom. Kada mes nenorime eiti į bažnyčią, mes įrodysim, ar mes jo valią vykdom. Kada mes nenorime skaityti Bibliją, mes įrodysim, ar mes jo valią vykdom. Kada mes nenorime evangelizaciją eiti, mes įrodysim, ar mes jo valią vykdom. Ir kada mes norime, akis už akį duoti nosį, mes įrodysim, ar mes jo valią vykdom. Tik tai per katastrofas įrodysim. Ir tai, ką mes deklaruojam ir rodom, kad mes esam tikintieji, tai yra mūsų išpažįstami žodžiai. Bet jeigu jie buvo širdyje, tie žodžiai, kuriuos išpažįstam, tada jie bus praktikoje per sunkų laikotarpį. Ir Jėzus Kristus, jisai turėjo širdyje nusistatymą, kad aš atėjau ne savo valios vykdyti, bet Dievo valios vykdyti. Ir per katastrofą, kuri buvo Getsemanės sode, kur jisai meldėsi veidų į žemę, atsiklaupęs ir jo mokslininkai sako, kad jo prakaitas, jisai buvo kraujo lašai, nes per didelio streso tiesiog sproksta tos, kraujagyslės ir laša kraujas per prakaitą. Tai niekas, ar jūs esate tai prakaitavę, ar jūs esate tokiam strese buvę? Ir jisai turėjo tokį išbandymą. Ir mes turėdami žymiai mažesnius išbandymus, kokius mes darom sprendimus. Ir mes parodom, kas mes esame, kuo mes čia atėjome. Atsiverskime Jono 8:29. Jėzus Kristus atėjo į šią žemę vykdyti ne savo valią, mylėti ne su savo meile ir gyventi ne dėl savęs. Ir jis yra mums pavyzdys. Jono 8:29. Mano siuntėjas yra su manimi. Tėvas nepaliko manęs vieno, nes visuomet darau, kas jam patinka. Kai aš Tomą nuvedžiau ir jisai neišsižiojo pas tą stomatologą, aš iš tikrųjų norėjau jį palikti. Mama vedė, šansas numeris 1. Mama dar sykį vedė, šansas numeris 2. Tėtis vedė, šansas numeris 3. Tėtis tikrai norėjo palikti. Kada Dievas deda į mūsų širdį tokius brangakmenius, kuriuos mes čia girdime, jie yra turtas. Ir kada mes einame į pasaulį gyventi, tai yra einam dirbti, einam į namus, einam su pasauliečiais, susitinkame, ten yra šansas numeris 1, ką darysim su brangakmeniu, šansas numeris 2, numeris 3 ir taip toliau, ir taip toliau. Ir Jėzus pasakė, Dievas yra visada šalia manęs, nes aš naudoju šansų numeris 1. Nes aš noriu tai, kas mano lūpose, tai, kas man įdėta yra per pamokslą, aš noriu tai naudoti. Nes kam aš čia gyvenu? Ir mes žinome, kad 2 Korintiečiam, atsiverskim gal, ne? 2 Korintiečiam 6, ne, 5. 2 Korintiečiams 5. Keturioliktą eilutę. Nes Kristaus meilė valdo mus įsitikinus, kad jei vienas mirė už visus,
tai ir visi yra mirę. O jis mirė už visus, kad gyvieji, tai yra mes, nebe savo gyventų, bet tam, kuris už juos mirė ir prisikėlė. Štai dėl ko aš esu čia. Aš esu čia, kad aš vykdyčiau ne savo valią. Ar aš girdėsiu savo galvoje, nes tai yra savo valia, aš girdėsiu galvoje. Taip, kiekvienu atveju aš girdėsiu pasiūlymus iš savo kūniškumo, ką aš galėčiau veikti, kokį galėčiau planą turėti savo gyvenimui, ką galėčiau nusipirkti, kur galėčiau nuvažiuoti, ką galėčiau nuveikti ir taip toliau, ir taip toliau. Jeigu mes nevaldom savo minčių, dažniausiai tai mes turim pasiūlymų pliotkinti, mes turim pasiūlymų šmeižti kažką, žinot jūs tos dalykus. Ar aš kažką naujo pasakiau? Žinot tos dalykus. Tai yra mūsų planas. Bet mes turime į širdį įdėtą Dievo įsitikinimus ir kieno valią mes vykdome. Kai mums į galvą ateina apkalbos, kieno valią mes vykdome. Kai mums į galvą ateina noras važiuoti į užsienį dirbti, kieno valią mes vykdome. Atsimenate pamokslą. Jėzus Kristus yra mano kelias. Jis yra mano kelias. O kas jis per kelias? Jisai yra tas, kuris sako, ne mano valia, bet Dieve tavo valia. Štai koks yra kelias. Ir aš irgi sakau, ne mano valia, bet Dieve tavo valia. Ir aš nenoriu, kad mano lūpos ir mano veiksmai būtų skirtingi. Veidmainiais vadinami tokie žmonės yra. 1 Korintiečiams 6 skyriui sako 19-20 eilutės. Ar nežinote, kad jūsų kūnas yra šventykla jumise gyvenančios šventosios dvasios, kurią gavote iš Dievo, ir kad jūs nebepriklausote patys savo? Nebepriklausote. Štai kokie mes esame. Lygiai taip pat kaip Jėzus Kristus, jisai sako, aš darau, ką aš noriu, o aš noriu daryti tai, kad Tėvas nori. Mes irgi taip pat, Galatams 2.20 sako, aš darau, ką aš noriu, bet aš noriu tai, kad Tėvas nori. Žinot, Galatams 2.20. Aš esu nukryžiuotas su Kristumi ir dabar ne aš gyvenu, bet gyvena Kristus manyje, kuris paaukoja save už mane ir dabar gyvendamas kūne, aš gyvenu tikėjimu Jėzų Kristų. Aš nebegyvenu tikėjimu į savo norus ir paklusnumui savo norus. Ir šį čia sako, jūs nebepriklausote patys savo, nes šventoji dvasia jumise. Jūs esate nupirkti už didelę kainą, tad šlovinkite Dievą savo kūnu ir savo dvasia, kurie yra Dievo. Jėzus Kristus žinojo, dėl ko jis čia atėjo. Ir mes žinome, dėl ko mes čia esame. Ar ne? Mes buvome prieš savaitę ten kažkur ten Krišna, kažkokiam ten susirinkime, neatsimenu, Saibabos, ne? Ja. Ir tenai, žinot, tenai mes matėme gerus žmonės. Gerus. Tai yra iš didžiosios G, geras žmogus. Tai yra labai geras. Jisai tarnauja, jisai nori ne į save žiūrėti, jis nori atsiduoti, bet kieno jisai valią nori vykdyti. Ir mes klausomės jų, jie geri žmonės, jie maitina vargšus, ne? Jie daro gerus darbus, bet kieno valią jie vykdo. Ir kur tie vargšai, jie bus pamaitinti ir nueis į pragarą, suprantate? Aš maitintojas nueisiu į pragarą ir maitinsiu vargšą, kuris sotus nueis į pragarą. Kam? Ar ne? Bet mes šioje žemėje esame vykdyti Tėvo valią, kuris mane nupirko. Ir Tėvo valia yra, kad nei vienas nepražūtų. Ir tas vargšas, kad visų pirma gautų ne pilvui, bet amžinybei naudą. Kad jo visa amžinybė pasikeistų. Ir jie ten pasakoja apie gerus darbus, mes kai buvom tam susirinkime. Ir tuščias visas reikalas. Atrodo kaip ir geri darbai, bet nesuprantu. Aš irgi darau gerus darbus. Irgi daro gerus darbus, bet mes ant tiek esam toli vienas nuo kito.
atrodo tą patį darom, bet ant tiek toli. Nes pas mane yra Dievas, kuris mane nupirko, išlaisvino, kuris man pakeitė gyvenimą, davė prasme ir davė, žinai, išminties turtus. Jisai mano gyvenimas yra. Jo valia yra man svarbiausia. O jie irgi tą patį, atrodo, gerą darbą daro, bet be prasmės jokios. Ir mes tenai nuėjome tam, kad iššalti Dievą. Mes iš ten išeinam, Renatas sako, kaip gerai, kad aš turiu bažnyčią, žinai, kaip aš gerai, kad turiu bažnyčią. nes mes tenai buvom prie tokių pat gerų žmonių, bet jie neturi Dievo. Ir ką šiandieną noriu pasakyti? Pabaigai. Jėzus Kristus įrodė savo žodžius. Įrodė per sunkų laikotarpį. Ir aš šiandien esu be galo dėkingas, kad jisai įrodė tos žodžius. Ar žinot, kad šiandien aš eičiau į pragarą, jeigu jisai būtų pasielgęs taip, kaip jo visas kūnas norėjo? Visas kūniškumas. Ant kiek ten buvo didelė dvasinė kova. Įsivaizduojat, jeigu velnias, jisai žino, kad jeigu Jėzus nueis ant kryžiaus, iš velnio valdžia bus atimta. Kaip jūs galvojat, tenai, tame sode, kiek angelų, tai yra ne angelų, kiek demonų atėjo pas Jėzų jį pulti? Jeigu velnias, demonų vadovas, žino, kad tai yra lemtingiausia akimirka, kaip jūs galvojat, kiek jisai jų atsiuntė? Visus. Ir pats jisai ten buvo. Visi demonai ir pats velnias ten buvo ir puolė Jėzų ir dėl to Jėzus tokią turėjo kovą, kad net prakaitas buvo krauju. Kraujo lašais krito. Ir aš taip džiaugiuosi, kad jisai pasakė, Tėve, jeigu nėra kito plano, okei. Nes šiandieną aš esu išgelbėtas dėl jo sprendimo. Ar žinote, kad dėl jūsų sprendimo paklusti ne savo kūno valiai, bet Dievo valiai, tai gali išgelbėti žmogų nuo pragaro? Nes jūs išsižiosit, nes jūs patarnausit, nes jūs gyvensite ne savo, tai gali išgelbėti žmogų. Ir jūs esate ypatingi Dievo akise. Ir jūs esate pilni šventosios dvasios. Ir jūs pakankamai turite išminties. Ir jūs turite stiprybės tam. Nes ta stiprybė, kuri nori paklusti kūnui, taip pat jinai gali paklusti ir dvasiai, ir ne? Ir mes galime klausytis Dievo ir eiti ten, kur jisai mus siunčia ir padaryti labai didelius pasikeitimus amžinybei. Nes žmogus, kuris ėjo į pragarą, jis eis į dangų. Dėl to, kad aš pasakiau taip. Dėl to, kad Jėzus pasakė taip, aš einu į dangų. Ir jeigu Tomas būtų pasakęs taip, išsižiojęs, jam nereikėtų narkozės, jam nereikėtų dar sykį kentėti, ir iš 4 kartų jis būtų tik tai per 1 kartą sutvarkęs. Ir mes tikrai žinome savo gyvenime tokių situacijų, kai mes 1 kartą sakom ne, paskui atkentim ir ateinam 2 syk vėl į tą pačią vietą. Ir atkentim ir dar ateinam 4, ir 5, ir 10 kartą. Bet iš 1 karto visą tai galim padaryti. Ar skaudės? Aišku, skaudės. Adatas maili, ar ne? Aišku, skaudės. Bet paskui bus laisvė. Ar ne? Ir paskui bus laisvė. Efeziečiams 5:18 sako, nepasigerkite vynų, bet būkite pripildyti dvasios. Žinot, jeigu aš sakau Dievo valiai ne, o savo valiai taip, anksčiau ar vėliau man reikės pasigerti vynu. Nes vynas yra nuskausmintojas. Nes aš nebepakelsiu to skausmo. Bet jeigu aš pasakysiu Dievo valiai taip,
o savo valiai ne. Tai man nereikės vyno, nes šventoji dvasia mane pripildys. Žinote, Ezekielio 47, tenai visas skyrius kalba apie tai, kaip aš įlipu į vandenį truputį, tik su kulnim, paskui iki kelieno, iki juosmens, žinote, ne? Ir paskui įlipu tiek, kad mane neša vanduo. Žinot, kas tai vadina? Tai vadinasi visiškai mirtis savo ir šventoji dvasia darė su manim, ką jinai nori. Narkozė. Man vienas žmogus vakar klausė, tai Jėzus Kristus Getsemanės sode buvo po narkozė ar nebuvo? Aš sakau, buvo. Šventoji dvasia yra narkozė. Bet geriau būti po šventosios dvasios narkozė, nes aš pasakiau taip Dievui. Negu kad būti po vyno narkozė, nes aš pasakiau ne ir dabar mano gyvenimas nusigėręs, nes iš tikrųjų tas žodis nebrangiai kainuoja. Jėzus buvo po narkozė. Šventosios dvasios narkozė tai vadinasi. Gerai, aš manau tiek šiandien. Dėkojam Dieve. Dėkojam Dieve, dėkojam Jėzau, kad tu perėjai per tai, per ką mes einam. Ir kad mes žinome, kaip elgtis. Nes tu tai parodai. Sustiprink mūsų valią per savo šventąją dvasią, kad mes kūno neklausytumėm. Nes tai brangiai kainuoja. Paklusimas kūnui tai brangiai kainuoja. Dėkojam Jėzau, kad tu atpirkai mūsų nuodėmes, kad tu pasakei taip. Wow. Wow. Ir Viešpatie, kartais mums atrodo, kad mūsų demonai puola taip, kaip tave puolė tenai tam sode. Tiesiog vienas po kito ir išūžia galvą ir atrodo išprotėsim. Bet jeigu mes sakom taip, tada mes žinom, Tėve, kad tu mūsų nepaliksi, nes mes darom, kaip tau patinka. Ir kad visi demonai turės išsisklaidyti, nes tavo šventoji dvasia mus atgaivins. Dėkojam Dievui už šios žodžius. Palaimink šiandieną. Jėzus vardu. Amen.